Girdim. Puikiai visi žinom, kokie Latvija yra pavojingi ant perimetro. Sakykime, tritaškininkų komanda. Visi gali pataikyti metą nuo 1 iki 5 numerio. Tai vėl mūsų pagrindinis darbas bus sustabdyti jų tolimus metimus. Kokie mūsų privalumai prieš Latvijos? Vienareikšmiai mes galingesni, mūsų priekinė linija žymiai galingesnė negu jų ir mes privalėsime tą išnaudoti ir per vidurį, per didelius žmonės statyti žaidimą. Treneri, ar jums pirmos 2 Latvijų pergalės buvo netikėtos kažkiek? Nesakyčiau, kad netikėtos, jie tikrai demonstruoja neblogą krepšinį, žaidžia, kaip ir daug kas minėjo ir patys matėte, žaidžia tokį lengvą krepšinį be super sudėtingų kombinacijų ir jeigu jie pataiko iš toli, tai tada pas juos tas žaidimas dar palaisvėja ir gerai jaučiasi tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse. Iškovojo pergalės, sunkias pergalės, bet sakyčiau pelnytas. Ar yra toks Latvijų žaidėjas, kuriam reikės skirti daugiau dėmesio? Freimanis demonstruoja tikrai ypatingai pirmose rungtynėse įspūdingą formą ir iš toli pataiko ir po krepšių gerai žaidžia ir pick and roll situacijose puikiai jaučiasi. Aišku, Janičėnokas, Strelneksas, tas pats Janis Bliumsas, kuris dar kol kas, sakykime, nedemonstruoja gero pataikymo, bet, sakau, visi yra labai pavojingi ant perimetro ir visus reikia prižiūrėti ir skirti daug dėmesio.